Kodėl palikote buvusią darbovietę? Ai, o tai ką dabar sakyti? Tai kad vadovas buvo toksiškas arba gal kad tempdavo komandą vieną, nuskambės kaip drama queen. Stop. Visiškai normalu yra keisti darbą. Tik išduoda tą klausimą, tai kodėl palikai seną darbovietę, tai skamba kaip mama vaikystėje, tai kodėl tie indai neplauti ir tada apima tas kaltės jausmas. Bet labai svarbu suprasti, kad darbas tai yra darbas ir jeigu mes jame praleidžiame 70% savo budraus gyvenimo, tai labai natūralu, kad ieškome vietos, kur mums būtų gera. Todėl, kai kitą kartą tau užduos šį klausimą, atsakyk labai paprastai. Ankstesnėje darbovietėje pasiekiau lubas, nebebuvo vietos augti, todėl einu toliau. Mano karjeros tikslai tokie ir tokie, matau, kaip jūsų siūloma pozicija man padėtų jų siekti. Be dramos, paprastai, be pasiteisinimų, žvilgsnis į ateitį, pozityvus tonas, belieka gauti darbą. Sėkmės.